Ir kam pirkti, jeigu gali išsinuomoti? Galvojat, kodėl aš be šalmo ir esu bokštelį, baikit. Aš esu prie Kramo nuomos punkto, internetu viskas įsitvarkiau ir viskas. Jokių rūpesčių, nei gramo, saugu, viskas patikima. Čia mes dirbame su profesionalais ir jie žino, kaip ką daryti, todėl ir einu sutvarkyti reikalus. Volia! Labą dieną! Sveiki, gyvi, Audriau. Mindaugai, malonu. Malonu ir man. Va, viskas. Pasiruošęs, jau beveik prie mūsų, jau ten dar. Taip, jau mano širdis čia. Važiuoju, reikės man pjaustyti, nepjaustyti, gal labiau genėti obelis. Tai, nežinau, kažkokio aparato reikia tikrai man pasimti. Mačiau, internetinis užsakymas yra jūsų. Jo, būtent. Beje, brangų žiūrovai, galite užsakyti internetu, net nereikės važiuoti, arba Kramo jums gali atvežti į vietą. Čia yra labai svarbu, man pakeliui buvo ir nors šiaip man malonu pamatyti. Super, Audriau. Audriau, matau, grandinį pjūklą įsirinkot? Jo. Sena gera, kaip sakyti, toks turėjo savo pavadinimą, bet dabar, o koks bus benzininis, elektrinis? Akumuliatorinis bus. Labai gerai, akumuliatorinis labai gerai. Šakom, aš manau, bus pats tas, jisai bus lengvas, kompaktiškas. Tai čia vienas daiktas, kaip tai bus? Taip, bet yra akcija, galima paimti 2 daiktus už vieną kainą. O kopečiais jūs turėtumėt? Be abejo, Audriau, turime ir kopečias, turime ir keltuvus, turime ką reikia. Opa! Akumuliatorinis. Labai gerai. Su akumuliatoriais. 2 akumuliatoriai, pakrovėjas. Labai gerai. Apmėginam geležtę. Aktyvuojam. Fantastika. Gerai. Kopečios sulankstomos, kompaktiškos, Audriau. Į bagažinę telpa. Ai, tai šitas pasimsiu, labai šitas geros. Šitas pats nusivešiu. Išsilanksto. Wow. Nu viskas. Va, kaip rankinukas. Va čia yra tikras vyro rankinukas. Turi moteris savo rankinukus, turi vyrai savo rankinukus šiais laikais. Da, taip nebuvo sugalvota. Ką? Pasiruošęs puotai. Ačiū labai, Mindaugai. Iki malonaus. Sėkmės darbos.